Jūsų žmonos yra jums ariama žemė. Jos gimdo jums vaikus, kaip žemė duoda derlių. Taigi eikite į savo žemę, kada ir kaip jūs norite. Ir prieš tai pasiųskite gerus darbus arba prašykite Allaho suteikti jums Dievo baimingus palikuonis savo. Ir bijokite Allaho bei žinokite, kad jūs sutiksite jį amžinybėje. Ir, o Muhamedai, sallallahu alaihi wasallam, praneš geras žinias tikintiesiems. Ir nenaudokite Allaho vardo savo priesaikose, kaip pasiteisinimo daryti gerą ir elgtis Dievo baimingai ir sutaikyti žmones. Allahas yra visa girdintis, visa žinantis. Tai yra, neprisekinėkite per dažnai, o jei pasižadėjote, padarykite kažką gero. Tada duokite išpirką už priesaiką ir padarykite gerą. Allahas nekvies jūsų atsiskaityti už tai, kas buvo netyčia jūsų priesaikose, tačiau jis kvies jūs atsiskaityti už tai, ko troško jūsų širdis. Ir Allahas yra dažnai atleidžiantis pakančiausiasis. Tie, kurie prisiekia neturėti lytinių santykių su savo žmonomis, turi išlaukti 4 mėnesius. Tada, jei jie sugrįžta, pakeičia savo ketinimą per tą laiką. Iš tiesų, Allahas yra dažnai atleidžiantis gailestingiausiasis. Ir jei jie nusprendžia skirtis, tada Allahas yra visa girdintis, visa žinantis. O išsiskyrusi moteris turi laukti 3 menstruacijų laikotarpius. Ir neleistina joms nuslėpti tai, ką Allahas sukūrė jų gimdose, jei jos tiki Allahą ir paskutiniąją dieną. Ir jų sutuoktiniai turi didesnę teisę susigrąžinti jas tuo laikotarpiu, jei jie siekia susitaikymo. Ir jos, moteris, turi teisės į išlaikymą, panašias į jų sutuoktinių teisės į paklusnumą ir pagarbą, pagal pripažintas normas, bet vyrai turi aukštesnį pareigų mastą joms. Ir Allahas yra visagalis, visa išmanantis. Skyrybos yra atšaukiamos 2 kart. Po to arba tu išlaikai ją priimtomis sąlygomis, arba geranoriškai ją paleidi. Ir neleistina jums, vyrai, atsiimti iš savo žmonų jokios mahar, sutuoktinio santuokos sudarymo metu, nuotakai dovanotų pinigų, kurį jūs davėte joms, išskyrus jei abi pusės bijo, kad nesugebės laikyti Allaho nustatyto ribų, pavyzdžiui, elgtis vienas su kitu sąžiningai. Taigi, jei Allaho nustatytų ribų, jei jūs baiminatės, kad nesugebėsite laikytis Allaho nustatyto ribų, tada ne vienam iš jų nėra nuodėmės, jei jį grąžina mahar ar dalį jo už savo alkuhol skyrybas. Tokios yra Allaho nustatytos ribos, taigi neperženkite jų. Ir kas peržengia Allaho nustatytas ribas, tada tokie yra zalimų, nusidėjėliai. Ir jei jis išsiskyrė su ja 3. kartą, tada ji yra neleistina jam iki tol, kol jis susituokia su kitu sutuoktiniu. Tada, jei kitas sutuoktinis išsiskiria su ja, nėra jiems abiem nuodėmės vėl susijungti, jei jie jaučia, kad gali laikytis Allaho nustatyto ribų. Tokios yra Allaho nustatytos ribos, kurias jis padarė paprastas žmonėms, turintiems žinių. Ir kai jūs išsiskyrėte su žmonomis ir jos pabaigė joms nustatytą laikotarpį, arba susigrąžinkite jas priimtomis sąlygomis, arba paleiskite jas priimtinomis sąlygomis.
bet nesigrąžinkite jų tam, kad pakenktumėte joms. Ir tas, kuris taip daro, jis pakenkia pats savo. Ir nelaikykite Allaho eilučių, įstatymų juokais. Bet prisiminkite Allaho malonės jums, tai yra islamą. Ir tai, ką jis atskleidė jums iš knygos, tai yra Koraną. Ir al-hikmą, pranašo sūną, teisinius papročius, islamiškąją jurisprudenciją, kuriais jis moko jūs. Ir bijokite Allaho ir žinokite, kad Allahas yra žinantis apie viską.